Individualus namas ir dujinis katilas kaip dvi vieno obuolio puselės. Vienas kitam ne tik puikiai tinka, bet ir savininkams duoda daug naudos. Paprastas įrengimas, nebrangus šildymas, o ir patogumas ne paskutinėje vietoje. Visus šios pliusus renkasi ir verslas, norintis turėti kuo mažesnės sąnaudas. Dujinis šildymas pramoniniuose pastatuose itin populiarus, sako ekspertai, nes kitaip nei kietojo kuro krosnis, dujiniai katilai nereikalauja priežiūros. Įsivaizduokit šitą katilinę, kokia jinai yra dydžio. Yra maža, kompaktiška, nereikalaujanti jokios priežiūros. Palyginus su kieto kuro, tai būtų didelės patalpos, pastoviai reikalinga priežiūra, tam tikras transportas, kuris vežiotų malkas, jas sandėlioti, pastoviai prižiūrėti. Tai yra vienas dalykas laikas, tai yra fizinės žmonių sąnaudos. Čia tokių dalykų tikrai nereikia. Šiame pramoninėme objekte įrengta autonominė dujų sistema. Visas procesas automatizuotas, tad ir priežiūra yra minimali. Dujiniai katilai tinkami šildyti tiek administracinės patalpas, tiek ir didelius gamybinius sandėlius ar gamybos cechus. Sistemos galingumas pritaikomas pagal plotą, todėl šildoma itin efektyviai. Dujinis šildymas tokiu principu yra montuojamas bet kokiai didelės apimties, didelių kvadratūrų patalpoms. Ir nesvarbu, ar tai yra butas, sandėlys, ar tai gamyba. Visur galima įdiegti šitą sistemą, kadangi jinai yra tobula ir autonomiška. Mūsų sistema, kuom skiriasi nuo gamtinių dujų, tai yra būtent dujos balionuose, propanas, ne propan-butanas mišinys, kuris žiemą negaruoja, o grinai propanas, kuris išgaruoja visiškai ir nelieka balionuose. Dar viena svarbi detalė – sistemai nebūtina dujų magistralė. Kadangi daugelis didelių verslų dirba už miesto ribų, tai ypač aktualu. Sistema veikia kaip ir individualiuose namuose. Dujiniai katilai dujomis aprūpinami iš balionų. Aišku, jų čia reikia gerokai daugiau, nes objektai yra didesni, bet tai ne problema. Nesvarbu, ar tai yra namas, ar sandėliukas, ar didelės gamybinės patalpos, šitiems katilams ir mūsų įrangai, dujiniai įrangai autonominiai, nėra jokio skirtumo, ar laukia yra plus 50, ar laukia yra minus 50. Sistema dirba taip pat, kokybiškai ir nepriekaištingai. Tai gali būti ir mažo dailininko dirbtuvės, tai gali būti ir vištydės didžiausių apimčių. Kadangi visa sistema automatizuota, apie besibaigiančias dujas pranešama SMS žinute ir jos yra papildomos. Tai reiškia, kad be dujų niekada neliksite ir be šildymo. Be to dujiniai katilai ne tik šildo patalpas, jie taip pat ruošia ir karštą vandenį. Šita sistema tikrai susitvarkytų, kadangi jinai dirba ne tik šilumos gaminimui, bet ir karštą vandenį gali tik. Viskas priklauso nuo poreikio. Ar tai šiluma, ar tai karštas vanduo, ar gali būti mišri sistema, būtent ir karštas vanduo, ir šildymas. Kitaip tariant, dujų sąnaudos mažos, o naudingumas didelis. Taip pat dujiniai katilai neįkyrės ir triukšmu, nes jo tiesiog nėra. Sistema veikia ypač tyliai.